Noriu dar paklausti, man būtų įdomu, ar iš lietuvių dailininkų, kokia jums buvo atspirties taškas? Aš turiu omeny ne kaip pedagogai, bet su kuo jūs jautėt ryšį, dialogą, su kuo jautėtės artimas ar diskutavot, kurdamas? Nu, kad tiesiai taip su mokytoju, tai tiesiog net nežinau. Aš tik atsimenu, kada tapydavom kokį natiurmortą auditorijai, tai važas užsiutęs trenkdavo paletę į grindis. Jis taip užpykdavo, nes kažkas būdavo jam ne taip. O pavyzdžiui, Savickas gražiausiai sugyvenom tobulai. Tobulai. Nes jis niekad nepasakydavo, kad dangus turi būti ten, ar pavyzdžiui, violetinis, ar ten žalias. Daryk tu, ką nori. Bet tik jis pasakydavo, nu, kad čia dar gali pasėdėti, čia gali pagalvoti, pasižiūrėti. Tai Savickas man kažkaip toks, nu, lyg iš visų mokytojų. Artimiausiai. Jo. O vėliau iš tų dailininkų, su kuriais bendravot, kurie buvo jums svarbus? Vaitekūnas. Vaitekūnas, ne? Jo. O Martinaitis, matai, Martinaitis, jo patys ankstyvieji, tie, kur neprikrauta į vieną nedidelį kvadratėlį prinešta milijonai potepėlių ir dažų. Tai tas perkrojimas, va jau priešingybė Matysui, reiškia visiška priešingybė Matysui. Liktai vienam abrazde noras sudėti visus savo abrazdas. Tai vat Untė man ir nutolo, kada pradėjo baisiai daug dėti. O va priešingai Vaitekūnas valėsi, apsivalė, gryninosi. Tai va tuo grynumu tokiu man jau, nu jau labai. Bet kiek, aš atsimenu, iš Vaitekūno pasakojimus buvote draugai? Buvom Valkatos rimti. Repšys, dar ten porą. Untė, aišku, buvo tada visi. Ir Kaune susidraugavo dar, ar vėliau? Ne, Kaune ne, todėl, kad jie visi mokėsi toj mokyklai menų. O ašgi jokių menų mokyklų ne. Aš pirmabudėj mokiaus prie šitos Kazimiero bažnyčios. Nu, buvau išmestas, tada pabaigiau darbą jaunimo vakarinę mokyklą. Su Sasnausku, tuo, kuris kunigu tapo vėliau. Prie šitos Černiakos aikštės buvo vietoj dabar vyriausybės rūmų, buvo mokykla vakarinė. Ir kai baigėt studijas akademijoje, tai kiek jeigu aš teisingai atsimenu, visą laiką buvot laisvas menininkas, ne? Laisvas. Nu tik porą metų, kai pakvietė Šaltenis padėstyti. Porą metų. O kodėl nedėstat ilgiau? Negaliu, aš negaliu, man pakerta kinkas, kad artėja peržiūra, aš negaliu. Aiškiai, mokiniai nesusirenka į paskaitas, laukia, iš 6 ateina 2, jokio susikalbėjimo, Dieve mano, o paskui peržiūrai, reiškia, iš tavęs reikalauja velniai, žinau ko, aš negalėjau. Bet po metų dėstamas tai va trumpai, bet kaip Bet docentą gavau, tarp kitko. Nežinau už ką. O kaip pavyko išgyventi laisvo menininko gyvenimą? Tai labai buvo sunku? Vaikiškos knygos. Vaikiškos knygos gelbė, ne? Nepamirškim, kad ne 1000 egzempliorių buvo, o 70 000. Mano, pavyzdžiui, Vaško dvarelis, bičiugės, tas Girių giesmės devynbalsės, pilna. Taigi po 70-50 000 ir dar plus mano iliustracijos vis. Nu tai kiek aš uždirbdavau? Baisu. Ašgi sukaupiau net Šilo gatvės kotedžui tam. Per vaikiškas tas knygelės ir tekstus. Tai praktiškai tos vaikiškos knygelės sudarė galimybę rašyti kitą literatūrą ir tapyti, ne? Taip, todėl, kad tada dar abrazdų nelabai pirko. Būdavo, jeigu vieną paima, tai dar 4
išsineša dovanų. Reiškia, tada būdavo padarom kaušą, pavyzdžiui, atvažiuoja kokie 6 stukai. Nu tai 6 abrozus ir išsineša iš ryto. Taigi, Dieve mano, aš iš tikrųjų niekad negailėjau. Ką čia sukaupsi, Dieve mano? Kokią naštą dabar užkrovės Gudaitis savo vaikams? Ką dabar daryti su šitą krūvą šitų abrazdų? O būtų dalinės, išdalinės, reiškia, pas žmonės kalbėtų, žmonės laimingi būtų. Ar ne taip? Čia galim pasigyti. Čia yra charakterio reikalas. Bet kokia tai, kodėl? Nu tai žinai kodėl? Todėl, kad aš nuo kokio 2 kurso pradėjau upę tekiauti ir kiršliauti. Ogi tengi tos upės visos ir Ūla, ir Merkys, ir Šalčia, ir Grūda, ir Skroblus, visos tos upės yra upėtakių ir kiršlių upė. Tai aš nuo ištakų jas visas perėjęs iki Žiočių. Taip ir nakvojęs ne vieną kartą pas kelius, jeigu užpuola, pavyzdžiui, jau vakaras, iki Varėnos tolygi, tai ir pernakvoji. Tai ir visos dainos, raudos, viskas išmokta ten. Tai ir ieškojau ten, ne Veprėse, tenai man užgeso, Ieva numirė ir man užgeso ten anas kraštas. Va, o šitas pritraukė, ir kur dabar išeis Šunų dainos, Trumposios prozos knyga, tai pagrindas yra vis dėlto Dzūkijos kraštovaizdis. Kopos, upeliai, šitie Šilų kaimai. Tai ir tas dar mus jungia su Apučiu. Tas irgi jungia. Bet kai būnat ten Dzūkijoje, sakėt, netapat, ne? Ne. Bet ta nuotaika, man atrodo, iš to peizažo vis tiek po to Vilniuje jūs kažkaip maitina tapyboje, ne? Nu, mane maitina, aš pasakysiu, kas, ne šitas pats, va, kaip pavyzdžiui Ryčka, tai jisai mato šitą, nu, tą judėjimą, nu, akiračio, miško, tokias liktai linktis. O man lieka kerpės, samanos, bruknės ant tų sidabrinių samanų, tokie liktai pritraukti spalvų deriniai. Tai tie tai persikelia laisvai. Ja, brazdus. Nors ir kitaip negu jo, pavyzdžiui, nes jis, sakau, jis yra Panemunių vaikas ir jam šitos juostos yra įaugusios ir jis ir Dzūkijoje ieško šitų va tokių, nu, aiškiai, to judėjimo. Labai retai kada kas pasi, nes mat Nemunas irgi yra va šitoks, nu taip. Nu, man taip atrodo. Jis irgi į kraštovaizdį giliai labai žiūri. Vilkūnas buvo šis toks griežtas. Griežtas. Bet vis tiek geras buvo. Jie ten visi buvo, ir Mikėnas, ir jis, nu, pilna buvo gerų, labai senių gerų buvo. Pirznių nebuvo beveik. Tokių, žinai, nu, kažkokių purkštaujančių, užsigaunančių, labai retai. Važas užsigaudo, todėl, kad jam pasakysiu tiesiai, džiova buvo suėdus nervus. Nieko nepadarysi. Jisai buvo labai paveiktas. Aš įsivaizduoju, kaip jis atsikeldavo ir jam reikėdavo eiti į institutą. O ten hebrantai neišsiblaivė beveik ateina į paskaitas. Nu tai žinai, tai žmogus netekdavo kantrybės. Kai pradėjot rašyti, daug spausdinti, ar literatai pasidarė tokie artimi kaip dailininkai jums? Pasidarė artimesni. Ir aš pasakysiu, kodėl. Todėl, kad kokį tik aš negavau kokį nors premiją, ar ten prizą, ar ką, tai tik už literatūrą. Man Dailininkų sąjunga nedavė net 10 000 litų albumui.
atsisakė net, reiškia, duot, kad jeigu ne Širvinskas, nebūtų šito albumo. Nu tai toks yra dainininko, aš nežinau, kas ten yra. Jo, ir kai Vaitekūnas pakvietė į šitą 24 grupę, tai irgi pradžiai taip kažkoks toks buvo keistas žiūrėjimas net iš tų pačių grupės narių, bet Vaitekūnas, Šaltenis kategoriškiausiai, kad aš turiu būt, kad dar vienas kažkoks atspalvis yra šitos grupės, toj bendroji kūrybai, tai va taip ir likau, žodžiu, bet su tais tapytojais matai, kaip yra. Aišku, ir su literatais buvo. Iki Vilko dantų karolių jie vis tiek laikė, kad tu, brolelį, turėjai baigti universitetą. Nieko nepadarysi. Nors užmiršo, kad ir Faulkneris nebaigė, ir Džoisas nebaigė, ir mūsų Granauskas nebaigė, ir šimtai nėra baigusių specialių literatūros mokslų. Jeigu turi viduje, tai vis tiek išsiliesi. Tai va, mane labai palaikė tas Aputis, Zalatorius, Gnastopka, šitas Juozas Girdziauskas, ta visa tokia, nu kaip ir bendryje jų tokia. Nu tai labai palaikė. Ačiū jam į Dievę, mano. Be jų būtų nelengva. Čia, nu čia toks maketukas. Bet kaip jūs tokią produkciją darote? Viena knyga po kitos. Raminta, aš žinok, juokauju, kadangi esu 60, va čia Ventickui surašiau, 69 knygos. Su vaikišku, aišku, 18, bet yra ir prozos ir poezijos. Tai šitą 72 metų, tai aš pradėjau rašyti 3 metų. 3 metų ir kas metai knyga. Bajeris geriausias. Ai, Dieve man.